jo gerumą, už jo meilę, už jo gailestingumą. Amen. Kad jis numirė už mus Golgotoje, kai dar mes buvome nusidėliai. Amen. Ir kad ta jo meilė nesikeičia pagal mūsų darbus. Amen. Taigi, aš manau, kad šiandien nieks taip nestatydina mūsų, kaip šitą pastovi Jėzaus meilė mums. Amen. Kas bevyktų, jis tave myli ir myli ir myli. Ir myli ir pakelia. Ir myli ir pakelia. Visada myli ir pakelia. Net jei kažkoks žmogus nemyli ir tavęs nepakelia, bet jis myli ir visada pakelia. Amen. Taip, kad mūsų vienintelis šansas ir yra viešpats Jėzus. Nes jis vienintelis nežiūri į mus pagal kūną ir pagal mūsų darbus. Todėl nėra per daug jį garbinti ir dėkoti jam. Amen. Ir todėl mes žinodami, kokią didelę meilę jis mus pamilo, mes mylime jį. Amen. Aš tikiu, dėl to tu šiandien pašventai šitą popietę viešpačiui, todėl kad tu jį myli, nes jis pirmas tave pamilo. Ir jo meilė pasireiškia darbais. Viešpaties meilė. Taip, jo meilė nėra tuščia, jo meilė pasireiškia darbais. Ir todėl jis sako, ko jums taip reikia? Prašykite manęs. Ko jūs prašysite? Aš jums atsakysiu. Reiškiasi liudijimas, kad jis darys savo darbus. Tavo gerovė, tavo meilė. Kad jis myli tave dėl to. Amen. O taip, Dieve, Tėve. Silvutė sakė, patarnaus tam berniukui. Patarnauk, Silvutė. Gerai? Jinai širdį turi norą patarnauti. Tegul jinai patarnauja, gerai? Pabandyk, Silvutė, te padeda tau Dievas. Jinai sakė, aš turiu norą patarnauti tam vaikiukui. Taip, kad žaiskit, vaikščiokit. Nepriimė? Aišku. O, dviratis yra, viskas tvarkoja. Ji gera auklė, pasitikėkit. Ji turim mažamečius ir savo brolius, tai ji jiems kaip mama. Taip, kad už tai ji ir turi šitą širdyje padėti, patarnauti tokiems vaikams. Taigi viešpats Jėzus mus tebe myli. Pasakyk savo kaimynų, Jėzus tave dar tebe myli. Taip, ir mylės ir niekada nenustos. Kas atsitiks tau, jis visada pakels, visada sustiprins, visada atreikš ir ateis paskutinė minutė. Žinot, kodėl jis ateina paskutinė minutė? Ar sekundę? Todėl, kad apreikštų savo šlovę. Amen. Nes kai jis ateina anksčiau, mes nesuprantame, sakom, mes ten pasistengėm, mes kažką padarėm, ten va taip protingai išmastėm ir taip įvyko. Čia tam Dievui nelabai vietos ir liko. Bet jis taip daleidžia kartais iki paskutinės, vos ne sekundės, taip sakau, ir ateina savo galybę jėgą. Ir parodo savo jėgą. Ir tada mes aiškiai jau matome, kad tai viešpats, nes atrodė, kad nėra jokios vilties. O viešpats viltį visada turi. Amen. Taip, kad kai mūsų viltis baigėsi, žinokite, viešpats visada turi viltį. Taigi, pratęsimas, viešpats, mes sakom, jau mūsų viltis baigėsi, viešpats visada turi pratęsimą. Amen. Visgi mano lygos mane jau baigė pribaigti, bet Jėzus sako, ne, aš matau toliau, aš tave išgydžiau. Dar kažkas, tu matai, kad viešpats visada turi viltį, visada turi išėjimą. Ir kai mes žiūrime į jį, dvasios akimis, žiūrime į tuos dalykus,
taip kaip sako viešpats, su ta viltimi, kuria turi viltį viešpats, mes visada matysime taip, kaip jis mato, ir tas regėjimas, kaip viešpaties mūsų išves. Amen? Bažnyčia Alytaus mums reikia viešpaties regėjimo. Taip, ne mūsų regėjimo, bet viešpaties regėjimo, kuris mato toliau negu žmogus. Halleluja. Amen. Todėl jis sako, aš jums atversiu dvasios akis. Kai mes atgimėm iš aukštos, atveri mums dvasios akis, kad matytume daugiau negu matėme lig tol, kad matytume daugiau negu mato pasaulis, kad kai ateina sunkios aplinkybės, matytume daugiau negu aplinkybę. Amen. Aš pats vis toliau rodo. Jis niekada nepraranda vilties. Ir kokia malonė būti jo apšviestam. Amen. Kokia malonė būti atgimdytam iš jo dvasios. Kokia malonė būti jo pagautam. Amen. Taigi mes pašaukti jį garbinti tiesoje ir dvasioje. Mes nepašaukti jį garbinti kažkokiais, nežinau, kūno darbais ar kažkokiais gerais darbais, bet mes pašaukti garbinti viešpatį tiesoje ir dvasioje. Dvasioje ir tiesoje. Amen. Daugelis sako, kur dabar garbinti viešpatį? Ar baltoji bažnyčia, ar raudonai? Pas mus Marijampolė ir ten dvi bažnyčios su bokštais. Viena raudona, kita balta. Jis sako, kurie dabar man čia geriau eiti gali dar baltą ar raudoną. Ir aš pats sako, geriau eiti tą, kuri tavo širdyje yra. Taip? Nes mūsų širdise yra Jėzus Kristus. Ir mes garbinam viešpatį. Ne toj bažnyčioje ar anoj, bet savo širdyje. Taip? Garbinimas viešpaties vyksta mūsų širdyse. Ir mūsų širdys, jeigu gyvena tiesoje ir gyvena dvasioje, tada viešpats pagarbintas tavo ir mano gyvenime. Amen. Mes galime sakyti, oi, mes čia šokam, mes čia plojam, mes čia grojam ir šlovinam viešpatį. Tai yra tik išorinė išraiška to, kas vyksta mūsų širdyse viduj. Amen. Taip kaip brolis ir sakė, dabar šlovinsi, bet tai nebūna, tai ne koncertas, bet tai yra atverkim širdis ir garbinkim viešpatį. Todėl, kad šlovinimas visų pirma vyksta mūsų širdise. Jeigu šlovintojų širdise nevyksta šlovinimas, tai čia tas šlovinimas bereikščias. Amen. Jis gali skambėti gražiai, gali būti balsai suderinti. Bet jeigu to šlovinimo nėra jų širdyse viešpačiui, o tik koncertas, tai iš tiesų viešpats nepagarbintas. Amen. Todėl mes visada trokštame, kad Dievas būtų pagarbintas dvasioje ir tiesoje. Amen. Viešpats taip sakė, garbinti dvasioje ir tiesoje. Žinot, paliesime pradžioj Senąjį testamentą, 95 psalmį, kaip izraelitai negarbino viešpaties ir kaip jie apleido viešpatį. Ir kas įvyksta, kai apleidžiam viešpatį, kai jį negarbinam dvasiai, bet kažkokiam apeigom, dar kažkokiais darbais ar dar kažkokiais dalykais. Kas įvyksta? Taigi, izraelitai pabandė tai daryti. Ir paskaitysim 95 psalmį. Psalmė nuo 7 eilutės. Jis yra mūsų Dievas, o mes jo ganoma tauta. Matom? Jis yra mūsų Dievas. Sakyk, viešpats yra mano Dievas. Jis mane gana. Mes esame jo ganoma tauta. Žinot, galima būti ta tauta, kuri viešpatį gano, žinot. Ateik čia viešpatį, ateik čia, padaryk šitą viešpatį.
čia šitaip man būtų gerai, nes man patogus laikas Viešpatie. Ir taip galima nesuvokiant ganyti Viešpatį. Bet mes esam pašaukti. Jo tauta ganyklos avys, kurios turi būti ganomos Viešpaties. Taip ir Izraelio tauta taip pat buvo ganoma Viešpaties. Šiandien, jeigu išgirsite jo balsą, sako, neužkietinkite savo širdžių, kaip Meriboje, kaip gundymo diena dykumoje. Izraelitai, kaip žinot, užkietino širdį dykumoje ir pradėjo nepaklusti Viešpačiui. Taip. Ir jų žuvimo priežastis buvo tai, kad jie neklausė Viešpaties balso. Taip. Ir kiekvienas, kuris neklausys Viešpaties balso, kiekvienas žus. Taip. Kaip ir Izraelitai žuvo ten dykumoje. Ir sako, neužkietinkite savo širdžių. Neužkietinkite savo širdžių, kaip Meriboje, kaip gundymo diena dykumoje. Neužkietink širdies, sako, ir klausyk Viešpaties, jeigu nori būti išganytas. Amen. Jis mus kiekvieną gano ir jeigu mes pasiduodam jo ganimui, mes būsime išganyti. Amen. Mes paklusime dvasioje ir tiesiog. Ir jis tada gano mus. Jei nepaklūstam jo dvasiai ir tiesai, tada mes ganomės. Ir nusiganome. Taip. Kur jūsų tėvai mane gundė ir mėgino, nors mano darbus buvo matę. 40 metų mane liūdino ta karta ir aš pasakiau, ši tauta klysta savo širdyje ir nepažįsta mano kelių. Ar nekalbėjo Viešpats jiems per Mozę? Kalbėjo ir dar kaip kalbėjo. Bet jie sako, užkietino širdis, nesilenkė Viešpačiui ir jį negarbino. Prasideda viskas nuo to, kai mes užmirštam, kokioj pozicijoje mes turime būti. Kokioj pozicijoje mes turime būti. Kokioj pozicijoje mes turime būti, kad mes girdėtume Viešpaties ganytojo balsą. Garbinime ir nusilenkime prieš Viešpatį. Išdidi širdis, ji niekada negirdės Viešpaties. Amen. Aš galiu vaidinti, kad aš girdžiu Viešpatį. Aš galiu kažkaip išoriškai sakyti, girdžiu Viešpatį. Bet jeigu aš išdidi, aš negirdžiu Viešpaties, aš atskirta nuo Viešpaties. Amen. Nes būti išdidume, tai reiškia būti nenuolankume prieš Viešpatį ir nepaklusnume Viešpačiui. Ir Izraelitai kaip tik užkietino širdis ir negarbino, kaip ir Viešpatį ir nesilenkė jam. Ačiū Dievui už žinią, kad mes galime atlikti ir garbinti Viešpatį. Amen. Už bendruomenę mums kartu yra lengviau visą tai daryti. Amen. Kad mes galime garbinti Viešpatį, kad mūsų širdys netaptų išdidžios ir pasipūtę. Kai mūsų širdis išdidžios ir pasipūtę, mes nebegirdim Viešpaties. Taigi, Izraelitai buvo taip pat. Sako, sakiau, tauta klysta savo širdyje ir nepažįsta mano balso. Negirdėjo, nustojo girdėti Dievo balsą. Kada? Kai nesižemino prieš Viešpatį, savo širdyse nustojo girdėti Viešpaties balsą. Tai irgi šiandien man ir daro.
viešpačiui už šventąją dvasią, nuolankumo dvasią, kuri padeda mums šiandien žemintis. Jei nežinome dvasią, mes šiandien kaip izraelitai būtume iš didžių širdžių, sielų ir kūnų. Nes mūsų siela ir kūnas, jie visiškai nenori lenktis viešpačiui ir girdėti viešpaties balsą. Nes jie žino, kas yra gerai jiems, žino, kaip jiems patogu, sutarė siela su kūnu ir sako, mes gyvensime be Dievo. Ir mes taip gyvenome iki atgimstant į Dievo karalystę. Taip, mes negarbinom Dievo, nes mes jo nepažinom. Ir mes tada gyvenom kūnu ir siela ir darome, ką norėjome, kada norėjome, su kuo norėjome. Ir taip ėjome į pražūtį. Taip buvo ir su izraelitais. Todėl, kad jie nepakluso viešpačiui. Senajame testamente nebuvo atgimimo iš aukšto. Bet reikėjo klausyti pranašų, tarnų viešpaties, ką sako viešpats per juos. Bet jie nenorėjo klausyti, jie norėjo gyventi pagal kūną ir sielą. Jie nebegirdėjo Dievo balso. Kai tu kietos širdies, tu niekada negirdėsi, ką sako tau viešpats. Užsirūstinės jiems prisiekiau, sako viešpats, jie neįeis į mano poilsį. Ir ką iššaukė toks elgesys jų? Iššaukė viešpaties pyktį, atitolimą nuo viešpaties. Amen. Todėl ir šiandien, jeigu mes iš širdies negarbinsim viešpaties, bet elgsimės, ko trokšta mūsų kūnai ir sielos, mes taip pat negirdėsime Dievo balso ir užrūstinsime viešpatį. Kaip pasireikš Dievo rūstybė? Dievas myli tave, bet tu pats ją užsitrauksi. Amen. Kokia išeitis, jeigu taip atsitiko, atgailauti. Kokia malonė, kad mes turime šiandien malonę. Papuolę į tokią situaciją, būna visai. Tu pagauni kietą širdį, tu pagauni nenuolankę prieš viešpatį širdį. Ir ką tu turi, kokią malonę atgailauti, kad aš jau pasipūčiau, kad aš jau be viešpaties moku gyventi, kad aš jau viską suprantu ir man nebereikia eiti pas viešpatį, man nebereikia nešlovinti jo, aš viską žinau. Visą įstatymą. Taip gali širdis kietėti. Amen. Todėl ačiū viešpačiui Jėzui už tai, kad jis mokė mus garbinti jį dvasioj ir tiesoj. Gyventi tiesoj ir dvasioj reiškia garbinti viešpatį. Amen. Mes norim šiandien garbinti viešpatį. Ir norim garbinti viešpatį. Viešpats kviečia gyventi dvasioj ir tiesoj. Jono Evangelijoje 4 skyrius paskaitysim. Čia kaip tik Jėzus pasakė moteriai, kaip garbinti viešpatį. Daugelis šiandien sako, aš myliu viešpatį, aš gerbiu, aš ten ir garbinu. Bet jeigu aš negyvenu Dievo tieso ir dvasioje, aš jau negarbinu. Amen. Aš dėl to, kad noriu pasilikti nuolankioj pozicijoje prieš viešpatį, todėl noriu gyventi tiesoje ir jo dvasioje. Amen. Visi, kas negyvena tiesoje, yra iš didžių ir pasipūtusių širdžių. Nes tai negarbina viešpaties. 4 skyrius Evangelijos 20 eilutė. Mūsų tėvai garbino
Čia kada Jėzus susitiko su ta moterimi prie šulinio, mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti. Jėzus atsakė, moterie, tikėk manim, jog ateina valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje, ir ne raudonai, baltoj ar kažkokioj bažnyčiai, kaip sakė. Jūs garbinate, ko nepažįstame, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išgelbėjimas iš žydų. Bet ateina valanda, jau dabar jį yra, sako Jėzus, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje, nes tėvas tokių garbintojų ieško. Amen. Ir jis surado tave ir mane. Garbintoje, kuris garbins tiesoje ir dvasioje. Dievas yra dvasia ir jį garbinantis turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Mes negalim Dievo kažkaip kitaip garbinti. Nes Dievas nėra kažkoks tai matomas objektas, taip? Prašom netrukdyti. Atsiprašau. Jis nėra matomas objektas. Jėzaus vardu, jau čia reikia išsakyti iš tiesų, nes, aišku, įrašė nelabai supras, kam aš čia sakau, bet tai žmogus, kuris inspiruotas ne tos dvasios, taip? Ir kada žmogus inspiruotas ne tos dvasios, mes galime Jėzaus Kristaus vardu surišti ir stoti prieš dvasią, o žmogų mylėti. Amen. Todėl ačiū Viešpačiui Jėzui, kad jis mums davė valdžią surišinėti piktasias dvasias ir uždrausti. Amen. Taigi mes mylime žmonės, o demonus sudraudžiam Jėzaus vardu. Šitoje vietoje. Taip, tėvą dvasių ir tiesoje, nes tėvas tokių jau garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jį garbintis turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Viešpaties mes negalime garbinti kažkaip nudrožiant jo atvaizdą, žinot, padarant kažką gražaus dėl Viešpaties. Ir žmonės, kada negimė iš Dievo dvasios, jie stengiasi kaip įmano. Todėl jis sako, dėl nepažinimo žūsta tauta. Taip? Ir kai žmonės negimė iš Dievo dvasios, nepažįsta Dievo, jie Dievui stengiasi kažkokią puokštę atnešti ten, kad atleistų nuodėmes. Taip? Šiaip puokštę padaryti Viešpačiui yra gerai, bet jeigu tu tai darai, kad tu pasigerintum jam, kad jis tau atleistų nuodėmes, ar dar kažkaip tai yra neteisinga, nes Dievas patenkintas tada, kai mes gyvename paklusnumiui jam, jo tiesoj ir dvasioj. Taip mes jį pagarbiname, bažnyčią Alytaus. Mes garbinsim Viešpatį Dievo tiesoj ir dvasioj. O kai Viešpats pagarbintas, mums patiems tikrai bus gera ir dvasiai, ir sielai, ir kūnui. Amen. Tas, kas pasiduoda Viešpaties išganimui, tas bus palaimintas. Taigi Viešpats nei ant to kalno, nei Jeruzalė, nei kažkur, bet tiesoj ir dvasioj. Kur tu bebūtum, tu jį gali garbinti. Tai reiškia tai, kad kur bebūtume, mes jį garbinsime. Apreiškimo skyrių paskaitysime. Kieti žodžiai, kas gali jo klausytis, bet mes paskaitysim. Apreiškimo 21 skyrius, 8 eilutė. Tiesiai šviesiai parašyta. Bet bailiams, netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Amen.
Ir tai, žiūrėkit, tarp visų šitų, kas yra melagiai. Toks nekaltas, bet tas žodis viešpatie, atiduodame jį į tavo rankas, Dieve, dabar atiduodame į tavo rankas tą žmogų. Tu paimk jį, viešpatie. Tu žinai, viešpatie, tu jį pažįsti ir žinai, kaip su juo tvarkytis, Dieve. Paimk, mes atiduodame jį tavo valdžiai, viešpatie. Ačiū tau, brangus Dieve. Hallelujah. Kieti žodžiai, kas gali jų klausytis, iš karto sukilo, matot? Dieve, gelbėk šitą žmogų. Amen. Nes dabar, jeigu jis mirtų, jis pragarą nueitų. Todėl viešpatie Dieve, mes atiduodam jį tavo rankas, gelbėk jį nuo pikto. Amen. Tegul nepasilieka jokio pykčio tam žmogui. Gerai. Jis vargšas žmogus, jam reikia išgelbėti. Ačiū, broliui. Tik dar kartą skaitau. Bet bailiams, netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežeri, kuri dega ugnimi ir siera, tai yra antroji mirtis. Taigi, jeigu mums kartais tenka netyčia, aš turiu galvoje, apie tyčinį melą, jau čia mes net nekalbame bažnyčiose, taip? Bet jeigu netyčia tau tenka pameluoti, ačiū viešpačiui Jėzau, kad dar yra tavo kraujas. Amen. Kad mes galime atgailauti ir apvalyti, būti Jėzaus Kristaus krauju ir vėl tapti švarūs dėl Jėzaus kraujo. Kaip gali negarbinti viešpaties, kad šitokia malonė yra, kad Jėzaus kraujas apvalo tobulai mus. O jei nebūtų Jėzaus kraujo, tu įsivaizduoji visą tai Kristų ant mūsų. Nes nėra ne vieno žmogaus, geriau neikite niekas. Nėra ne vieno žmogaus, kuris išpildytų visą tai. Taip. Tik tai Dievo dvasia padės tai išpildyti. Ir mes turime šitą malonę, šventąją dvasią savo širdise, bet mes nesame dar tobuli ir kartais tu pamatai kažkokių dalykų, kurie tavo viešpačiui nepatinka. Todėl nepalikime jų šiaip savo. Taip, paliekam ir kartais palikdami tokius dalykus, ar pamelavot, ar kažką tokio, neatgailavom nuo tokių dalykų. Širdis pradeda kietėti. Nu tokio, čia tik to, čia truputį, čia nieko tokio, čia nieko tokio. Tuo metu atrodo nieko tokio, bet jeigu tai susirinka neatgailaujame už tos dalykus, pradeda mūsų širdis kietėti. Ir dar kartą padarom, ir dar neatgailaujame, dar kietėja širdis. Ir vis sunkiau bus jau atgailauti. Todėl, kai nusidedame, sako, iš karto atgailaukime ir apsivalykime Jėzaus krauju, kad mūsų viešpats tikrai nerastų tokioje padėtyje. Amen. O Jėzaus kraujas apvalo tobulai kaip niekur nieko. Niekas čia nekalba apie sąmoningą nuodėmę. Mes kalbame apie netyčia. Taip, tu stengiasi, tu myli Jėzų, tu nori dorai gyventi, bet netyčia kažkas ima ir atsitinka. Todėl ačiū viešpačiui Jėzui, kad jo kraujas tebegalioja, jo malonė tebėra, kad mes galim atgailauti ir vėl toliau gyventi Dievo dvasioje ir tiesoje. Taip, kai mes gyvenam Dievo dvasioje, paklūstame Dievo dvasiai, tada ir mūsų sielos ir kūnai pasiveda tam. Taip, o kai gyvenam tik protu, mūsų protas nėra šventas, kad jis gyventų pagal Dievo valią. Taip, jame yra emocijos, valia, intelektas, dar įvairios dalykai, bet jis neturi jėgų nei prieš nuodėmę atstovėti mūsų protas be šventosios dvasios.
nei prieš kažkokius priešo kėslus, nes mūsų kūnas ir siela sutarė su velniu, žinot? Jie labai sutarė nuodėmiauti. Mūsų gelbsti tik šventoji dvasia, kuri yra mumyse, kuri mus perspėja, duoda impulsą mūsų protui. Todėl Dievas sakė, atnaujinkite savo protus Dievo žodžiu. Ir kad dvasia garbintume viešpatį. Nesakė, protu ir kūnu garbinkite viešpatį. Ne, jisai sakė, dvasia garbinkite. Tai kai mes gyvename dvasia, mes garbinam viešpatį tada. Kai vadovavomės protu ir kūnu, mes negarbinam viešpaties. Bet kai dvasia gyvename, tada pasijungia ir siela, ir kūnas garbinti viešpatį. Amen? Matot? Kūnas ir siela tai yra dvasios tarnai, kurie pasijungia dvasiai. Todėl trokštim gyventi, vedami Dievo dvasios ir garbinkime jį dvasia. Trokškime gyventi dvasia, nes mes esame gimę iš Dievo dvasios, Dievo vaikai ir sukurti gyventi dvasia. Ne kūnu, ne siela, bet dvasia. Todėl turėkim šitą troškimą rytais maldose, kreipdamis į viešpatį. Viešpatie, pažadink dvasią many, kad aš nugyvenčiau šitą dieną ne sielos vedime, ne kūno, bet dvasios. Amen. Nes kada mes paklūstam savo protais ir kūnais Dievo dvasios vedimui, mūsų gyvenimas pašlovina viešpatį tada. Amen. Aliuliuja. Taip, protas ir kūnas yra geri tarnai dvasios. Todėl tegul jie tarnauja dvasiai. Ir neleiskim jų vienų be Dievo dvasios. Jie negabūs nugyventi gyvenimo, nes mes jau gyvenom be dvasios. Taip, ir kaip mes nugyvenome, taip mes ir dabar nugyventume, jei neklausytume Dievo dvasios. Todėl viešpats kviečia į paklusnumą šventai dvasiai ir kad taip mes pagarbinsim viešpatį. Kartais galima iš nežinojimo gyventi kūnų sielą ir galvoti, kad tu garbini viešpatį. Aš taip šventai rengiuosi, šventai ten kažką darau. Ne, šitie išoriniai dalykai nieko nereiškia. Nieko nereiškia. Kaip aš apsirengęs, kaip aš netgi elgiuosi su žmogum. Aš išoriškai galiu jums labai gražiai atrodyti, elgtis mandagiai, kultūringai, visiškai pagal intelektą, pagal sielą. Ir jūs galvosite, kad aš labai šventas žmogus. Surišam Jėzaus vardu. Roblį atiduok, man. Te laimina jūs viešpats. Jėzus labai myli jūs. Aš turėjau pasidėti, bet viską išgėręs. Tai dar pabūk ten, tik tylėk, sėsk. Mane Raimondas veja. Aišku. Kad tu netyli, todėl ir veja tave. Tu turi tylėti, užsidėk ranką ant burnos. Užsidėk ranką ant burnos, sėsk ten ant fotelio ir užsidėk. Ant fotelio, gale. Nes tu čia trukdai žmonėms. Netrukdysi. Kai tik norėsi ką sakyti, nusidėk ranką, gerai? Užsidenk ir nekalbėk. Jėzus myli tave. Jis nori tave išgelbėti. Jis nori labai tave išgelbėti. Taigi, mes kalbėjom apie dvasią. Apie dvasią, kuri šiandien gelbsti mus. Gyventi dvasioje ir tiesoje. Mes prisimenam, aš nežinau kaip jums, aš kada pirmą kartą skaičiau apreiškimų skyrių ir aš tokią šventą Dievo baimę įsigijau viešpaties, kad nemeluoti. Ir žinai, kur yra šita vieta? Apie Ananiją ir Safyrą. Aš nežinau, šiandien taip nevyksta, kažkas pamelavo ir krito negyvai. Ačiū Dievui, kad nevyksta. Ane? Bet apaštalų darbos ėmė ir įvyko šitas pavyzdys turbūt tam, kad visus amžius visi matytų ir suvoktų, koks yra
teisingas viešpats, kaip jis nieko nepraleidžia. Jeigu žmogus neatgailauja, mes šiandien neatgailavom už kokį melą, mes apmirštame dvasioje po truputį, kaip kalbėjau, kietėja širdys. O tuo metu net fiziškai pamelavo Ananijas ir Safyra. Pamelavo ir mes galim apsiversti Apreiškimo 21, meluoju, 5 skyrių, Apaštalų darbų 5 skyrius. Dieve Tėve, statyk savo dvasinius namus. Amen. Ir kai mes gyvensime dvasia, tai reiškia, Dievo dvasiniai namai statysis. Halleluja. 5 skyrius nuo 1 eilutės, šitą istoriją puikiai žinom, bet dar kartą atsinaujinam. O vienas vyras vardu Ananijas su savo žmona Safyra pardavė nuosavybę. Ir žmonai pritarant pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį atnešė ir padėjo prie apaštalų kojų. Petras paklausė Ananijau, kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį, kad tu pamelavai šventajai dvasiai? Matot, kai mes meluojam, tai mes meluojam šventajai dvasiai pirmiausia. Tie, kurie atgimė iš Dievo dvasios, tai pirmą pameluoja šventajai dvasiai, o mes galvojam, kad mes tam žmogui meluojam kažkokiam. Mes pirmą šventajai dvasiai pameluojame, o po to ir žmogui. Taigi, prie apaštalų kojų Petras paklausė, pamelavai šventajai dvasiai, pasilikdamas dalį už žemę gautų pinigų. Argi nebuvo tavo tai, ką turėjai ir ką gavai pardavęs, argi nebuvo tavo žinioje? Tai kodėlgi taip sumanei savo širdyje? Tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Mes niekad žmonėm pirmą nepameluojame, mes pirmą Dievui pameluojam. Taip? Kaip ir Ananijas. Jis sako, viskas buvo tavo žinioje. Nu, kodėl tu negalėjai atskirti jam čiučiu dalį tų finansų? Čia neina kalba apie tai, kad tu pardavęs visus pinigus. Čia ne apie tai eina kalba. Čia eina apie tai kalba, kad jeigu skyrė tiek, tai ir sakyk, kad tiek. Jei skyrė tiek, sakyk tiek ir Dievas tavęs nenutrenks. Jis mėgsta tiesą. Amen. Kai kurie galvoja, kad čia jie turtų nori, matai, visų netidavė, tai mirė net. Ne dėl to jis mirė. Jis mirė dėl to, kad jis melavo, jis galėjo visai mažai paukoti, bet pasakyti, va dabar aš aukoju tiek, pardavęs namą. Ir tai būtų tiesa. Dievas troško tiesos. Ir jis visada jos trokšta. Išgirdęs tos žodžius, Ananijas krito ant žemės ir mirė. Didelė baimė apie visus tai girdėjusius. Keli jaunuoliai pakilo, suviniojo jį, marškomis išnešė ir palaidojo. Po kokių 3 valandų atėjo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras ją paklausė, pasakyk man, ar už tiek pardavėte sklypą? Taip, už tiek, atsakė ji. Bet Petras jai tarė, kodėl susitarėte mėginti viešpaties dvasią? Ne tik pamelavo vyras, bet dar jie susitarė abu meluoti. Taip? Susitarė abu meluoti ir žmona pamelavo. Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą ir tave išneš. Bematant jį susmuko jam po kojų ir mirė. Atėję jaunuoliai rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyro. Didelė baimė apėmė visą bažnyčią ir visus, kurie tai išgirdo. Nežinau, kam ta istorija, kaip sakiau, užrašyta šiandien Naujojo testamento laiku. Aš tikiu, kad jie daro didelį darbą mūsų širdyse. Mano širdį, kai aš pirmą kartą paskaičiau, didelį darbą padarė. Aha, galvoju, niekad nemeluosiu Dieve. Matai, Dieve, tu teisingas. Ir kad tai, kad jie pamelavo sąmoningai, žinot. Ir sako, didelė baimė žmonė girdėjusi, aš nežinau, po kurių, aš čia kažkokią mintį norėjau dar atsakyti, sakiau, sugrįšiu, bet jinai man pabėgo, bet tiek to. Iš tiesų, kada mes pameluojam, tada mes mirštame dvasioje. Bet ačiū viešpačiu Jėzui, kad yra Jėzaus kraujas, kad mes galim atgailauti. Amen. Jeigu jie būtų atgailavę,
Todėl mes, jeigu atgailaujam, padarė nuodėmę, mes nemirštam. Taip, nes Jėzus Kristus apvalo mus ir mes tampame tobuli jame. Bet jeigu neapsivalom, tą malonę nepasinaudojam, kurio Jėzus, mes po truputį ar tai mele apmirštam ir apmirštam. Taip, dvasiu aš turiu menėje. Todėl Viešpats nori, kad mes gyventume paklusdami jo dvasiai. O dvasia nusidėjus visada veda į atgailą. Taip? Dvasia šventoji visada veda į atgailą, tik tai mūsų sielos nenori paklusti. Bet jeigu mes gyvensime dvasia, mes klausysime šventosios dvasios apkaltinimo ir prisijungs mūsų siela ir kūnas atgailai. Taip? Štai kaip yra svarbu žinoti, kad mes tikrasis nesam mūsų sielinis žmogus ir kūnas, bet dvasia. Nes mūsų siela nemoka garbinti Viešpaties. Jie anksčiau ir vėliau jį parduos. Taip, neatnaujinta siela. Bet jeigu mes pavesime save šventai dvasiai, kuri garbina Viešpatį visada, jį įves ir mūsų sielas, ir kūnus į gyvenimą dvasioje ir tieson. Amen. Šiandien mes be šventosios dvasios negabūs gyventi tieson. Ir visi pasaulyje žmonės, mes neturim stebėtis, vat ir šitie žmonės, kad jie negabūs išsėdėti, kad jie negabūs klausyti, todėl, kad jie tikrai negabūs. Nes jie dar neturi šventosios dvasios. Žinot, ir šitas supratimas mums padės mylėti nusidėlius, netapatinti jų poelgius su jais pačiais. Nes jie negali būti kitokie. Niekas nesako, kad mes turime toleruoti. Mes netoleravom. Mes statėme kažkiek tai vietą, kad pasiduotų tvarkai, kad netrukdytų kitiems klausyti. Bet mes, kaip žmonės, aš suprantu juos, kad jie negabūs čia išsėdėti, nes jie neturi tos dvasios, tos kantrybės, tos supratimo, kurį Dievas davė mums ir mes jį turime per šventąją dvasią. Amen. Todėl branginkime tą didžiulį turtą, kurį mes gavome dėl to, kad Jėzus paaukojo šitą auką. Todėl jis galėjo siųsti šventąją dvasią. Todėl, kad nepraplauktume pro šalį. Kad nepradėtume vėl gyventi religingai, kažkokiu įstatymu, neliesk, negalima, šitas galima, šito negalima. Nepradėtume protu dėlioti, nes kai protas pradeda dėlioti, tai ką dvasia sako negalima, mūsų protas kartais sako, čia nieko tokio biški. Taip, jis netobulas. Todėl mes negalim pasikliauti savo kūno ir savo protu. Tik šventąja dvasia. Tik sako, jeigu gimite iš Dievo dvasios, tai gyvenkite dvasia. Amen. Ir tai mūsų variklis, kuris veda mus. O kad jis vestų mums, mums reikia turėti nuolankę širdį prieš Viešpatį. Šlovinančią, garbinančią, kad ją girdėtume. Kaip tie izraelitai negirdėjo balso. Mes turime šventą dvasią, bet jeigu aš nenuolankiai prieš Viešpatį, aš nepaėmus tokios pozicijos, kad mano Dievas didis ir mano Dievas Viešpats, ir aš visur paklusiu jam, nors ir labai norėsiu kitaip elgtis aš, tol aš ir negirdėsiu tos dvasios Dievo balso, kuris kalba mano širdyje. Amen. Galime būti atgimus iš aukšto, bet negirdėti Dievo balso. Todėl, kad galbūt mūsų siela išdidi arba kūnas savo aistruoja kažkokio dega, kažkokiais savo planais norais. Galim negirdėti. Todėl ačiū Viešpačiui Jėzui, kad mes galime nusilenkti prieš jį ir garbinti.
Ir tada mūsų sudužusi širdis išgirsta Dievą. Kodėl mes einame, sako, į vienumą iki pas viešpatį pasikalbėti? Todėl, kad mes tik nurimę išgirsime Dievą. Tėvo žodį parašyta, sako, tik ramybėje išgirsite Dievą. Todėl, kai mūsų siela ir kūnas neramus, nedarykim jokių sprendimų ir netvarkykim jokių reikalų, kol trumpam nenurimsime. Nes tai galima padaryti blogus sprendimus, ne pagal dvasią, bet pagal protinį logišką išmąstymą. Loginis išmąstymas netinka. Nes dvasia šventoji kartais veda visiškai ne logiškai. Tai matot. Atrodo, jau jeigu viskas sudėliota, taip jau logiškai, tai tikrai jau čia bus Dievas. Ne, gali jis būti visai ateit labai nelogiškai, bet būti Dievas toje vietoje. Amen. Tai štai kodėl mes pašaukti gyventi dvasioj ir tiesoj. Ir taip gyvendami mes pagarbinam savo viešpatį. Taigi nėra vietos tamsai, nenuoširdumui ir veidmainystei. Nėra gyvenime su Dievu vietos nenuoširdumui, veidmainystei. Žinot, kas yra tas nuoširdumas ir veidmainystė? Tai reiškia, kad aš vienaip elgiuosi, o kitaip prie žmonių rodausi, kad esu kitokia. Tai iš veidmainė tada būčiau. O šitą dvasia labai atakuoja mus visus. Todėl kiekvienas mąstykime savo. Ar aš visada šlovinu viešpatį dvasia, kaip būnu savo šeimoje, ar artimųjų darbe, vienodai aš elgiuosi ir namuose, ir darbe, ir bažnyčioje. Ar tikrai aš vienodai elgiuosi? Todėl jeigu pagaunam save, kad ne vienodai aš elgiuosi, reiškia aš veidmainiauju. Ką reikia daryti? Sakyti, Dieve, atleisk man. Aš norėjau pasikaišyti, pasigražinti ir tuo pridengti veidmainystę. Bet kas iš to veidmainystė neša dvasinę mirtį? Taip, mūsų širdis kietėja dėl to. O galima išmokti taip pridengus ir taip vaikščioti, bet jokios naudos. Todėl tegul Dievas mums apšviečia šito pamokslo metu. Aš tikiu, kad Dievas apšviečia, ką mes darome na taip. Ir ateity prašykime, kad Dievas apšviestų, kad nebūtų tokių dalykų, net gailautų, kurie kietina mūsų širdis ir dvasiškai atneša mirtį į mūsų gyvenimus. Ir kurie negarbina viešpaties. Amen? Aš čia turim kiekvienas nuoširdus su savimi būti prieš Dievą. Ir Dievas priims tave, Dievas nepyksta ant tavęs, Dievas netgi laukia tavęs, kad tu ateitum ir išpažintum jam, kad jis galėtų tave valyti ir išlaisvinti. Nes jo kraujas ne tik apvalo, bet jo kraujas ir laisvina. Todėl, kai einam pas viešpatį po atgailos, prašykime, kad Dievas ir išlaisvintų. Ir atverkim ją širdį, kad jis tą laisvę gyventų mūsų širdise. Ir mes iš tiesų taptume laisvi. Amen. O kas gali mus išlaisvinti? Jis tik per atgailą. Jis per atgailą. Todėl nesismerkime, jeigu kažką matome, eikime pas viešpatį. Jis nesmerkia, jis nori atleisti ir išlaisvinti. Amen. Bet nepalikim to. Tai trukdo girdėti Dievo balsą, tai nutraukia mūsų ryšį su visagaliu Dievu. Įsivaizduoju. Mes negirdim jo balso. Mūsų maldos gali būti neatsakytos. Dėl to, kad yra neatgailautų nuodėmių.
atgaila vėl sutaikina mus su Dievu. Todėl yra gerai atgailauti. Ar daug, ar mažai. Bet velnias būtent ir stengiasi nedaleisti iki atgailos. Matot, yra tokia tendencija mūsų kūno sielos geriau pačiam pasistengti dar toj vietoj ir taip nedaryti. Savo jėgom. Yra tokia tendencija. Mūsų sena prigimtis tai mėgsta daryti. Mes taip pasaulyje darė. Žmonės šiandien pasaulyje irgi taip stengiasi savo jėgom kažką pakeisti, kažką. Bet Dievo vaikams šitas jau nebetinka. Tik Dievo malonė mus pakeis per atgailą. Todėl žiūrėkim, ar ten, kur mums reikia keistis, ar mes ten vien savo pastangom tai darome, ar mes atgailavome, o po to prašėme Dievo jėgų ir dėjome pastangas ir pavyko. Amen. Mūsų pastangų reikės. Tik tai pirma viešpaties apvalymas ir jo malonės pakvietimas, o po to jo malonės dėka mes dedame savo pastangas įvykdysime. Amen. Mūsų reikės nusprendimo, mūsų pastangų, bet skirtumas tas, kad be Dievo malonės, nors mes ir nuspręsime, ir nutarsime, mes patys vieni nepadarysime. Jei padarysime, tai mes padarysime įstatymo darbą. Mes nebūsime iš malonės išlaisvinti Dievo malonę ir pakeisti, bet mes būsime įstatymų kažką įvykdę. Va toks ir skirtumas. Todėl, jeigu kažkas nesiseka, ar kažkokia nuodėmė, pirma atgaila, atgaila, atgaila. Po atgailos viešpats siunčia savo malonę, o tu darai sprendimą, irgi darai pastangas kartu su viešpačiu. Ir pavyksta. Mums žinot, kas viskas pavyksta, ką darom kartu su viešpačiu. O ką be viešpaties, tai yra iki tam tikro laiko. Leiskim, ten piktis dažnai užvaldo tave. Ir tu jau taip stengiasi, nesusinervuosiu, čia juokausiu, kažką darysiu, kad tik nesusinervuočiau. Bet iki ribos, iki tam tikro laiko, tu vieną dieną taip už visą tai, kiek tu tylėjai ir kentėjai, kaip prasiverš pas tave. Už visą tą laiką, kurį tylėjai, tai iš tavęs prasiverš tas vulkanas, kurį tu sulaikei tą laiką. Taigi štai toks ir skirtumas. Ką viešpaties malonė išlaisvintas iš tiesų taps laisvas. Amen. Mes nematome, kaip jis mus taip laisvina, bet mes tikime jo žodžiu. Sako, ateikite pas mane su atgaila. Aš jūs apvalysiu, išlaisvinsiu, aš jūs pakeisiu. Atgailaukite, aš jūs išgydysiu ir atstatysiu. Jis nesakė, atgailaukite ir atsistatykite. Atgailaukite, įsigydykite. Ne, jis sakė, aš. Ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs išlaisvinsiu, atgaivinsiu. Aš jums padėsiu. Todėl viešpats kviečia mus prie savęs, kad mes viską kartu su juo darytume. Ir vėl nepradėtume religiškai, kaip visas pasaulis stengiasi savo gerais darbais patikti Dievui. Kad netaptume religingais. Amen. Bažnyčia Alytaus nebus religinga. Amen. Bet priimanti viešpaties Jėzaus Kristaus kraujo jėgą, jo malonę ir jo jėgą, būti pakeistiems jo jėga ir keistis iš šlovės į šlovę, iš jėgos į jėgą. Amen. Halleluja. Ir šitą išlaikyti. Aš turiu pasakyti,
Per šitus 25 metus bažnyčioje, kiek aš esu atgimus iš aukšto, tai yra sunkus iš tiesų reikalas, nes priešas velnias labai kovoja dėl šito reikalo, kad mes taptume religingi, jis labai kovoja. Ir jis kovo su tavim, su manim, su mumis kiekvienu, tuo, kuris atgimė iš aukšto. Ir aš mačiau tą kovą. Aš tikiu, ir tu matai tą kovą. Bet aš matau, kaip tai išlaikyti šitą dvasią teisingą, malonės dvasią bažnyčioje. Vyksta didelė dvasinė kova, kad tai būtų išlaikyta. Nes velnias visada nori įnešti mirtį, nuosavą teisumą, nuosavus darbus ir užgesinti bažnyčią, padaryti ją vėl religingą, besistengiančią patikti savo jėgom Dievui. Bet mes priimsime Dievo malonę, mes neatmesime, kaip Paulius sako, tai tada Jėzus Kristus numirė veltui ten. Jeigu mes nepriimsime jo malonės, dvasios ir jo pagalbos, padėjėjo, mokytojo, laisvintojo, gydytojo, to, kuris veda jam žinybę. Todėl mes trokštame Viešpatie garbinti tave, dvasioj tavo ir tiesoje. O kad dvasioj tave garbinti, man reikia dvasių tėvę su tavimi bendrauti, kad tu mane išmokytum tave garbinti dvasioj ir tiesoje. Amen. Tik Dievo dvasia gali atskirti, kas teisinga, kas neteisinga. Taip. Kas žmogui teisinga, sako Dievui melas. Todėl ir prašome Dievo dvasios, kad ji pasakytų, kas yra teisinga. Be abejo, mes žinome Dievo žodį, Dievo dvasia niekada priešingai Dievo žodžiui nekalbės. Bet mes be Dievo esame niekas, kaip sakė Paulius. Bet su Viešpačiu mes esame kažkas. Ir mums reikės išlaikyti bendravimą su savo Viešpačiu dvasių tėvu iki galo. Nes dvasių tėvas gano mus dvasių gimusius savo vaikus. Mes esame jo ganyklos avys, o jis yra mūsų ganytojas, kaip ir ten Jono Evangelijos skaitime. Kad mes esame jo tauta ir jo gano mūsų avys. Žinot, šiandien žmonės aplamai nenori būti ganami. Yra toks dalykas, ne? Ypatingai pasaulyje. Aš pats, aš moku, aš žinau, kam čia tas viršininkas, kam čia tas direktorius, kam viską žinau. Kodėl? Todėl, kad mūsų, aš kalbu apie žmonės, kurie net gimė iš Dievo dvasios ir mes tokie buvome sukilę. Sukilę prieš kažkieno, viešpatavimą, prieš kažkieno ganimą. Yra toj kūniškoje mūsų prigimty, nepasiduot. Aš pats išsiganysiu, aš pats. Bet sekime Viešpačiu, gyvenant dvasiui, būtent šitas variantas nebetiks. Čia jau mes sakome, Viešpatie, sudūžtu prie tavo kojų, pasiduodu tavo išganimui, tavo vedimui, tavo malonė. Ir jis sakė, nuolankiosius aš išaukštinsiu, iš didžiosios aš pažeminsiu. Taigi mūsų kelias nusižeminti dvasių tėvui ir visame kame paklusti jo dvasiai ir jo tiesai. Tai mūsų Viešpats bus pagarbintas, o kas pagarbins Viešpatį? Turės nusižeminusią dvasią. Tas bus palaimintas. Amen. Dievas nelaimina sukilusios dvasios, bet Dievas laimina avies dvasią.
Pas mus bažnyčioje viena sesuo kažkur surado ir perskaitė. Gyvulys avis koks yra. Kodėl Dievas lygina mus savimis? Kodėl taip paniekinančiai, ar ne? Kaip avis. Kaip čia mes tavos avis? Ką mes jau taip nieko nemokam, tik avis. Jėzau, kodėl čia toks palyginimas? Avis klauso ganytojo balso. Avis pasiduoda piemeniui. Jos paklusnios. Todėl Jėzus ir sulygino mūsų su avimis. Ir jei mes nebūsime kaip tos paklusnios avys mūsų dvasiui viešpačiui tėvui, mes nebūsime išganyti. Amen. Todėl mes sąmoningai skaitome jo žodį, norime būti išganyti. Sąmoningai lankom tikinčiųjų surinkimą, maldas, nes mes norim būti tavo išganyti, Dieve. Mes prisilipinom. Avis, netgi jeigu jinai be pagalbos žmogaus, jeigu jų nugriūna į griovį ir aukštininkai miršta, jei ją neatvers piemų atėjęs. Taip, tokia avies savybė. Iš tiesų. Ir todėl ji jaučiasi bejėgiai be kitų pagalbos, be ganytojo. Ji bejėgė. Mes šiandien turime suvokti, kad mes be ganytojo bejėgiai. Užvirsime kaip ten kanopas. Į viršų. Kaip tos avelės. Ir jei viešpats neteis, neatvers. Tai nedvasinė mirtis. Todėl štai kaip mums reikalingas mūsų viešpats ganytojas, kuris taip pamilo mus, kad atidavė savo gyvybę dėl mūsų. Pasitikėkim, jis tikrai gerai mus išganys. Amen. Aš raginu pačią savo, pasitikėk dalį. Pasitikėkim. Jo siųstąja dvasia, kad jis tikrai mus išganys. Todėl nebijokim savo sielomis pritarti Dievo dvasiai ir Dievo žodžiui, kuris kartais priešingas aplinkybėms. Tegul ne aplinkybės mus veda, bet viešpats Jėzus savo dvasia šventa ir savo žodžiu, o mes pakluskime jam kaip avys ir būsime išganyti iki paskutinės dienos, kol jis pasiims mus kartu su savimi. Taip iš tiesų pamastai, kaip jis ten mus gali pasimti tokius nepaklusnius į dangų, ar ne? Aišku, ką mes ten veiksim, ką jis su mumis veiks, ar ne pakeis. Todėl jis čia, dar žemėje, tam ir įkūrė bažnyčią, instituciją, kur mes esame mokomi jo žodžio, pjaustomi, malonė jo duota, kad mes galėtume taip gyventi, kad nueitume pas jį, kad mes būtume drausmingi ir klusnus savo dvasių tėvui. O kada klusnus ir nuolankus būsime prieš viešpatį, mes tikrai nebūsime prieš vienas kitą sukilę arba didžiuosimės. Mes neturėsim tos dvasios, nes kas nusižemins prieš viešpatį, tas tokios pačios dvasios bus su visais. Amen. Aš sakau, kaip čia man būti neišdidžiam, kaip čia man būti? Nusilenk prieš viešpatį. Nebūk prieš išdidus, būk paklusnus jam. O visa kita tau pasiseks su žmonėmis. Amen. Nes jis tavo ir mano širdį keičia. Todėl garbinkim savo viešpatį. Dievo dvasių ir tiesos. Taigi mes tada, kai būsime klusnus, girdėsime dvasios balsą. Girdėsime, ką sako viešpats ir įgausime kryptį, jėgą tada, kada būsime paklusnus Dievui. O mes norime vaikščioti Dievo jėgoje. Taip? Sakom, Dieve nori vaikščioti tavo jėgoje. Nugalėti visus priešus. Amen.
Ir jeigu aš noriu vaikščioti Dievo jėgoje, aš visų pirma turiu būti nuolankiai prieš savo ganytoją dvasių tėvą. Tada mes būsime stiprus dvasioje, nes mes gyvensime jo dvasia ir jo tiesa. Ir tai reiškia Dievo jėgoje. Ir būsime nenugalimi. Ir girdėsime jo balsą. Jis kalbės, duos kryptis, kaip elgtis, kaip gyventi, ką daryti. Amen. Jis sakė, statys bažnyčią. O reikia būti nuolankiems prieš dvasių tėvą, kad išgirsti jo balsą, kaip jis statys šitą bažnyčią. Amen. Jis nori kalbėti, įkvėpti ir nukreipti. Jis nori statyti savo namus čia. Amen. Dievas nesiruošia čia mums statyti namus. Iš čia stato savo namus. Todėl mes būdami nuolankus prieš dvasių tėvą, girdėsim jo balsą, ką jis sako bažnyčioms. Amen. Kada jis sakys apgailauti, kada jis sakys judėti kažkokią kryptimi. Todėl jeigu mūsų širdis bus tokios pozicijos, mes išgirsime jo balsą. Amen. Taigi būkime Dievo dvasios vedami. Ir nebūkim kaip tie izraelitai, sukilę savo nuosavose išmąstymuose. Bet kad būtume palaiminti, paklūsdami savo viešpačiui. Aš manau, kad tavo širdį atrado atgarsį, kad tai iš tiesų yra tiesa, ką sako viešpats. Be abejo, mums nėra lengva užvaldyti savo sielas ir kūnus šventosios dvasios vedime, nes jie priešinasi dvasiai. Prisimena, sako, kūniškas visada priešinasi dvasiniam. Todėl mūsų kūnas ir siela linkusi priešintis dvasiniam, vidaus balsui. Bet mes turime sąmoningai nuspręsti savo protuose, paklūsti, kaip mums nepatogu ir neparanku tai būtų, nuspręsti taip, kaip sako dvasia, pritarti kūnu, pritarti sielą. O kai siela pritarė, tavo kūnas tikrai pasijungs į tą kryptį. Jau. Taip. Mums svarbu tai, ką sako Dievas, pritarti prote. Ir kur mes pritarėm protu, ką sako Dievas, mes ten pajėgiam tai padaryti. O kur nepritarėm protu, mes niekada ir nepadarysime. Todėl, kad protas, pritardamas dvasiai, daro įtaką kūnui ir mes tai padarome. Tik lygiai, jeigu tu nenutari eiti į susirinkimą, daleiskim tikinčiųjų, ir nesakai, šiandien arba sekmadienį ar kada aš eisiu į bažnyčią. Ir tavo protas jau pritarė tam. Taip. Tu žinok, būtinai ir tikrai įvyks taip, kaip tu sakei. Bet jeigu tu sakysi, aš nežinau, kaip ten bus, aš nežinau, kaip bus. Tai klausimas, gal tu mėnesius gali neteiti. Nes tu jėgų neturėsi, nes siela nepritarė dvasiai, kuri veda visada į tikinčiųjų susirinkimą. Ar ne? Aš čia tik pavyzdį, galime ir visokių kitokių pavyzdžių. Todėl žiūrėkim, ar mes pritarėm tai dvasiai, kuri kalba mumise, jos vedimui, protu, ar pritarėm. Jei protu nepritarėm, mes daug ko nepajėgiam todėl padaryti. Mes laukiam, kažkaip Dievas padarys. Aš turiu pritarti protu. Amen. Atnaujinkite protą, Dievo žodžiu, atnaujinkite protą šventosios dvasios vedimu, taip. Ir todėl, sako, nėra to, ką žmogus nutarė, kad jis nepadarytų. Taip, kaip jie statė Babelės bokštą. Nutarė ir jie statė šitą stamą. Todėl žmonės daug gali padaryti be Dievo. Oho, kiek gali padaryti. Bet kas iš to? Tai yra Babelė. Tai
tai yra Babeliai, visa tai, kas statoma be Dievo, tai yra Babeliai. Ir todėl sakė, vieną dieną visa tai sugrius, kas bus pastatyta ne ant tvirto pamato, ne ant aukso, ne ant Dievo dvasios, ne ant Dievo valios, ne ant Dievo žodžio, kas stovės. Visos Babelės sugrius. Amen. Todėl aš trokštu, aš tikiu, kad ir tu trokšti, kad ta dvasia, kurie atėjo mūsų širdis, kad ji mokytų ir mestų, ir mes pasiliktume nuolankus prieš savo viešpatį. Taigi te padeda mums Dievas. Viešpatie mes prašome, tavo malonės viešpatie. Padėk mus viešpatie. Mes jau dabar girdėdami tavo žodį, darėme sprendimus, nutarimus viešpatie, mąstėme. Ir Dieve Tėve, mes supratome, kad mes norime gyventi tavo dvasios vedami, mes norim garbinti tave, tavo dvasių ir tavo tieso viešpatie. Nes tai viešpatie tavo valia šiandien.